Labai šventai tikėjau ir tikiu vis dar. Ir mano šeima labai kažkaip tai tas tradicijas labai laikė, labai tiesiog man skiepijo labai stipriai ir kažkaip tos kalėdų dvasios neprarandu iki dabar. Tik dovanoti, gauti tai nesusipatogini arba tiesiog nusipirki, ką tau reikia. O kai dovanoji, tai žinai, apie ką žmogus svajoja, apie ką galvoja, ko jam reikia ir kai išpildo tą norą, tai aišku labai skirtingai reaguoja žmonės, bet savi visada būna nustebinti, aš jau pasistengiu. Šeimoje iš esmės tai yra turbūt didžiausia tradicija tai, kad daryti valgyti kartu visiems. Tai turbūt yra tas ir pritraukia. Ne esmė yra sėst prisivalgyti, išgriūti ir žiūrėti televizorių ar koncertą kažkokį tai žiūrėti. O esmė pabūti visiems kartu. Tam to šventės ir buvo antros sukurtos. Ir tai yra svarbiausia. Netikėta buvo, atrodo, ne tiek per daugiausiai esu girdėjęs apie šį atlikėją, bet paskaičiau apie pasiekimus, apie tikrai nuostabią karjerą kaip kompozitoriaus, kaip atlikėjo, tai tikrai stebina. Puiku, labai, žodžiu, dar vieną brūkšniuką tarp labai žymių ir gabių žmonių savo kažkokią knygutę ir kampelį ar ant sienos pasižymėsiu. Žmonėms noriu palinkėti tiesiog daugiau atsižvelgti, tiesiog daugiau atsisukti savo šeimą ir prisiminti, kas yra svarbiausias gyvenime. Šalia esantis žmogus ir vertybės, vardan kurių egzistuoja žmoniškumas, meilė ir santvarė. Su ateinančiais metais jūs.